Praėjusį pavasarį studijas baigusios 22 Iveta Jaugaitė ir 23 Eglė Juknevičiūtė prieš kelis mėnesius susipažino Vilniuje, savanoriaudamos Dailininkų sąjungos galerijoje. Skirtumas tik tas, kad Ivetos 6 mėnesius trukusi savanorystė neseniai baigėsi, o Eglė kasdien tebeskuba į galeriją. Baigiau universitetą Škotijoje, Glasge, ir tenai baigiau meno istorijos ir literatūros studijas, ir tada nusprendžiau grįžti metam į Lietuvą ir čia įgyti patirties, vėl grįžti į šitą meno rinką ir sužinoti, kaip čia viskas vyksta. Neturėjau patirties darbinės ar tokios, viskas buvo tik teoriniais pagrindais, tad susiradau va čia galeriją, kurie turi savanorių programą ir tiesiog daug išmokau čia. Baigiau interaktyvų dizainą ir užsiregistravau darbo biržai ir darbo biržai siuntė į mokymus. Mokymuose buvo mergina, kuri būtent pristatė šį projektą, tai jaunimo savanoriška tarnyba. Tai mes davėme kontaktus savo ir jis skambino. Tai paskambino ir man pasiūlė būti savanoriu. Dalyvaujančioms projekte merginoms organizuojama įvairius mokymai, o galerijoje joms taip pat tenka dirbti įvairius darbus. Tad dabar jau ir darbo ieškodamos jos jausis gerokai tvirčiau. Per visą laikotarpį yra 3 mokymai. Tai yra pradžios, vidurio ir pabaigos, kuriuose irgi apmoka keliones, reikalingi tik čekiukai, maitina, apgyvendina. Tai per pirmus mokymus buvo daugiau supažindinimas, kas yra savanorystė. Antri buvo skirti viešajam kalbėjimui. Per paskutinius jau daugiau tokia kaip ir pabaiga. Tai apie darbą kalbėjo. Iš tikrųjų buvau visų galų meistras ir padėdavau su parodų kuravimu, ir su vertimais, ir su straipsnių rašymais, ir tinklalapio priežiūra, bendraudavau su klientais ir taip pat su šitais menininkais. Tai iš tikrųjų tikrai daug prisidėjau ir daug išmokau dėl to, nes kadangi direktorė man leido kaip ir prie visko prisidėti, aš viskame galėjau įgauti praktinės patirties, kas yra labai naudinga ir aš dabar tikrai tvirtesnė koja galėčiau eiti į darbo rinką šitoj srityje. Mūsų pirmoji savanorė Iveta turėjo tikrai puikius vertimo ir kūrybinio rašymo įgūdžius. Taip pat mums labai padėjo su viešaisiais ryšiais ir daugybė kitų sričių. Mūsų dabartinė savanorė Eglė mums padeda kiekvieną dieną, yra labai vertinga kasdienėje mūsų veikloje ir prekyboje, ir parodų atidarymų metu. Na, mūsų naujausia savanorė Aistė yra dar vos tik tai atėjusi pas mumis, tai dar bandom išsiaiškinti, kokioje veikloje norėtų labiausiai pasireikšti. Iveta rudenį ketina tęsti studijas ir siekti magistro diplomo, o Eglė ieškos darbo. O savanoriaujant įgyta patirtis joms labai pravers, įsitikinusi galerijos vadovė, teigianti, kad projektas naudingas ne tik merginoms. Šiuolaikinėje, tarkime, rinkoje dažniausiai žiūrima net ne į tai, ką žmogus yra pabaigęs ar ten kažkokį popieriuką, bet į tai, kokią patirtį jis atsineša, ką jis jau yra patyręs, nuveikęs ir panašiai. Man labai patinka šita programa tuo, kad ji sudaro be galo palankės sąlygas jauniems žmonėms, kurie dar neturi darbo, pasavanoriauti jų pasirinktose organizacijose. Ir taip pat yra suteikiamas tam tikras krepšelis, kurį atsineša savanoris, yra padengiamos, tarkime, kažkokios tai kasdienės išlaidos jų. Na, o mūsų organizacija, kaip priimančioji, už tą savanorišką darbą mainai siūlo patirtį. Ir savanoriai mums taip pat yra labai naudingi ir vertingi, todėl kad, kaip ir dauguma galerijų, turim nedidelį kolektyvą. Projektas Jaunimo savanoriška tarnyba, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Jame dalyvauja per 400 jaunuolių. Net trečdalis tų, kurių savanoriavimas jau baigėsi, įsidarbino. Savanoriais gali būti visi 16-29 metų jaunuoliai, kuriuos šiuo metu nedirba ir nesimoko, o savanoriškai veiklai gali skirti 20 valandų per savaitę. Projektas Jaunimo savanoriška tarnyba, kurio tikslas siekiant didinti jaunų žmonių užimtumą, suteikti jiems galimybę savanoriaujant, įgyti socialinių kompetencijų ir darbo patirties bei susirasti savo kelią, tęsis iki šių metų vidurio.